Natūralus mineralinis vanduo Rasa Light Minerals. Kasdienai visai šeimai. Kviečiu Jūs į sporto rubriką Sveika mama, sveikas vaikas, kurioje patarimai dirbančioms mamoms, nespėjančioms nubėgti į sporto klubą. Sportuosime netradicinėje vietoje. Kur? Pasižiūrėkime. Ar nesitikėjote manęs čia išvysti? Taip, šį rytą pradėsime ne sporto salėje, bet ofise. Todėl, kad darbai veja darbą ir kartais mes net neatsikeliame nuo darbo kėdės. Tiek daug darbų, bet per juos mesgi galime išvysti šviesą ir galbūt netgi savo kūnui leisti šiek tiek pasportuoti. Kreipiamės į sporto klubo Impuls trenerę Agnę, kuri mums patars, kokiusgi pratimus galime daryti ir dirbdami ofise. Labas rytas, Agnė. Labas rytas. Patarkite, prašau, mamoms, kurios tiek daug darbų turi, kad net nespėja nueiti į sporto klubą. Kokiusgi pratimus galime daryti pertraukėlių metu? Tai šiek tiek aš ir parodysiu tokių paprastų pratimų. Aš manau, ofise kiekviena moteris turi kėdę ir tikrai turi ką nors panašaus į knygą, pavyzdžiui, spausdinimo popierių. Ir mes panaudosim šitas dvi priemonės pratimams atlikti. Labai gerai, pradėkime. Tai įmame kėdę. Atsitraukiam šiek tiek, atsisėskit šonu, galbūt, kad mane matytumėt. Taip. Tam, kad pradėti sportuoti, reikia apšilti. Šiek tiek pasukam pečius atgal, neskubant. Laisvas kvėpavimas. Įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną. Ir prijungiam kojas po vieną sulenktą koją, šiek tiek kelkite aukštyn ir leiskit žemyn. Ir keičiam kitą. Keliam ir leidžiam neskubant. Keliam ir leidžiam. Galim pakartoti 10-15 kartų, šiek tiek sušils kojos. Ir paimam po spausdinimo popieriaus pakelį, keliam rankas virš galvos, šiek tiek sulenktas. Ir tiesiam koją dešinę, rankos aukštyn, leidžiam koją ir leidžiam rankas. Ir kitą koją tiesiam, įtempkit raumenis, įtempkit pėdų pirštus su iškvėpimu. Ir iškvepiam. Įkvepiam, stengtis įtempti kojas pilnai, kad jaustumėt raumenis. Taip. Ir leidžiam rankas, pasidėkim šiek tiek popierių, keisim pratimą, atsistojam. Aš pasuksiu kėdę šiek tiek, gerai, prisilaikom. Ir pakeliam vieną koją į šoną. Ta koja, ant kurios stovit, yra sulenkta. Nugara tiesiai krūtinę stumiam pirmyn, pečiai nuleisti. Ir koją į šoną keliam. Ir leidžiam, neskubėkit, keliam. Ir leidžiam koją pilnai įtempta, įtempti sėdmenis. Ir iškvepiam, kai keliam. Įkvepiam, kai leidžiam. Taip, 20 kartų galim drąsiai padaryti, tikrai nėra sunku, kelia tik tai savo koją, kuri nėra sunki, pakeliam, užlaikom ir kad būtų sunkiau, dar šiek tiek paspirokliuojam. Jeigu sunku, pirmą kartą gali daryti šiek tiek mažiau. Ir leidžiam koją, lygiai taip pat kita. Lėtai pakeliam 20 kartų, su iškvėpimu, pečiai nuleisti, nugaras tiesios. Ir pakeliam, užlaikom, spirokliuojam 30 sekundžių, nepasiduodam, turim nedaug laiko per pertraukėlę, juda tik tai koja, ne visas kūnas, užlaikom 10 sekundžių ir leidžiam koją. Ta patį gali pakartoti dar 2 kartus drąsiai ir stojam plačiai, atvedam pėdą šiek tiek į kampus, pritupiam. Taip, kad keliai neišlystų už pėdų pirštų, šiek tiek turim matyti savo pėdų pirštus pasižiūrėję. Ir pritupiam dar giliau, įsitempia vidinę kojų pusę. Ir žemyn, žemyn, taip, taip, užlaikom. Ištiesiam kojas ir sueinam siauriau. Ir grįžtam ant kėdės. Atsisėdam. Dar viena aktuali bėda yra pilvas. Gerai, remiamės į kėdę stipriai. Prisilaikykit. Ir abi kojas vienu metu keliam, įsitempia pilvas ir leidžiam kojas. Pirštų galais pasiekit grindis ir vėl grįžkit. Ir užlaikom šiek tiek. Ir leidžiam. Ir tą patį pakartojam bent jau 3 kartus. Ir pečiai atgal, įkvepiam giliai, iškvepiam. Ir einam toliau dirbti. Mielos mamytės, tikrai žinosite, ką veikti per pertraukėles savo darbuose. Dėkojame mūsų treneriai Agniai, kuri parodė labai puikius pratimus, kurie mūsų pavasarį pavers tikrų pavasarį ir mes atrodysime nuostabiai, gražiai ir puikiai.
Mielosios, susitikime ir kitą šeštadienį tuo pačiu metu per Lietuvos ryto televiziją.